Labadiena visiems, tikiuosi esate sotus, apie maistą visą laiką geriau kalbėti, kaip pilvai pilni. Tai prieš pradedama, tai norėčiau kreiptis į pacientus. Aš žinau, kad čia jūsų daug. Šiandien mano pranešimas yra labiau skirtas inkstų ligų profilaktikai. Tai jeigu jūsų transplantuotas inkstas veikia gerai, puikiai, tai jums visos rekomendacijos tiks. Bet jeigu inksto veikla yra sutrikusi kiek, arba jeigu laukite dar inksto ar gydotės dializėmis, tai labai prašau tą informaciją pritaikinti individualiai, nes ne visos rekomendacijos šiandien mano pasakytos jums bus tinkamos. Mano visą pranešimą galėtų apibendrinti vieną šį skaidrę. Inkstams patinka nesurus, nesaldus, neperdirbtas, negazuotas ir be raudonos mėsos maistas. Taip sako Nacionalinis inkstų fondas. Bet turbūt ir nelabai aišku, tai kągi reikėtų valgyti. Bet prieš maistą, tai norėčiau pakalbėti apie vandenį. Tikrai visi čia susirinkę žinom, koks vanduo mums yra svarbus hidratacijai, inkstų akmenligės profilaktikai, kraujospūdžio optimizavimui, detoksikacijai, šlapimo organų takų infekcijos prevencijai. Ne viena studija yra įrodžiusi, kad didesnis vandens suvartojimas pristabdo lėtinės inkstų ligos progresavimą. Štai mano skaidrėje pirmame tyrime buvo tirta sveiki daugiau kaip 2000 pacientų 7 metus ir buvo nustatyta, kad ne pacientams, o tyriamiesiems šį kartą, kurie išskiria virš 3 litrų šlapimo per parą, čia buvo matuotas šlapimas, pasireiškia rečiau inkstų veiklos blogėjimas negu tiems, kurių šlapimo kiekis per parą susidarė mažiau negu 1 litras. Kitas tyrimas, kurį labai norėjau parodyti, kad į vandenį mes neskaičiuojame saldžiųjų gėrimų. Tai jų efektas gali būti net labiau neigiamas negu kad teigiamas. Tai vanduo ir geriausiai yra grynas vanduo. Kiekgi to vandens reikia suvartoti ar ne, visą laiką klausiam, tai pabrėžiu, dializuojamam pacientam šitos rekomendacijos netinka. Kalbam apie sveikus inkstus arba su gera inkstų veikla. Tai aš peržvelgiau dabar galiojančias rekomendacijas, kiekgi to vandens reikėtų suvartoti mums. Tai JAV Nacionalinė mokslo, inžinerijos ir medicinos akademija dar 2004 metais sakė, kad vyrams reikėtų išgerti apie 13 puodelių vandens, tai sudaro apie 3,7 litrus vandens, moteriams apie 2,7 litrai, tai apie 9 puodeliai vandens. Europos maisto saugos tarnyba sako, kad moteriams pakanka 2 litrų, o vyrams 2,5. Ir Pasaulinė sveikatos organizacija taip pat nuo 2 iki 2,5 litro vandens, arba galbūt dar tiksliau galima būtų paskaičiuoti tai pagal mililitrus kilogramui kūno svorio, tai nuo 25 iki 35 mililitrų kilogramui kūno svorio per parą, bet taip pat aišku atsižvelkime į klimato sąlygas, į bendrą būklę paciento, fizinį aktyvumą, tai jiems tie, kurie yra labai fiziškai aktyvūs, jiems reikėtų dar daugiau vandens ir kitas be abejo gretutinės ligas, tokias kaip kardiologinė, tarkim, patologija. Kitas labai svarbus maisto ingredientas yra druska. Tai turbūt irgi čia sėdintis šitoje auditorijoje visi žinote, kad druskos perteklius tikrai nėra gerai mums. Tai visų pirma dėl to, kad per didelis druskos suvartojimas tai be abejo turi įtakos hipertenzijai, bet ne tik. Taip pat dėl padidėjusios kalcio ekskrecijos gali susidaryti inkstų akmenys. Na ir kai padidėja kalcio ekskrecija, sumažėja kalcio kraujyje ir dėl to vyksta kalcio rezorpcija iš kaulų. Dėl to demineralizuojasi kaulai ir vystosi osteoporozė. Taigi prisiminkite, reikėtų suvartoti mažiau negu 5 gramus druskos per dieną. Jeigu kalbam tik apie natrį, tai yra mažiau negu 2,3 gramai per parą ir tikrai labai rekomenduojam vartoti jonizuotą druską. O dabar klausimas jums. Ar žinote, ko mūsų kūne yra 10 kartų daugiau negu ląstelių? Dar vieną užuominą. Jų sudėtis
tų dalykų, apie kuriuos dabar klausiu. Kieno sudėtis ir veikla kinta natūraliai skirtingais gyvenimo etapais. Štai salėje yra vienas žmogus, kuris tikrai žino, tai na ir paskutinė užuomina, jų sveikatai įtakos turi mityba, ligos ir nutukimas. Teisingai. Mikrobiota. Mūsų kūne yra 10 kartų daugiau bakterijų negu kūno ląstelių. Ir 70% iš jų yra žarnyne. Jos tikrai yra be galo svarbios, labai daug dėmesio yra joms skiriama mitybos konferencijose ypatingai. Publikacijos iš tikrųjų apie mikrobiotą yra daug ir gausu, jos turi įtakos praktiškai visom organų sistemom. Taigi labai svarbu, kuo mes maitiname savo žarnyną. Angliavandeniai ir baltymai yra skirti mikrobiotai augti ir palaikyti. Priminsiu, kad angliavandeniai gali būti virškinami, tai jie fermentiškai skaidomi plonojoje žarnoje į gliukozę, fruktozę, sacharozę ir laktozę ir gali būti nevirškinami, tai yra skaidulos. Tai būtent labai svarbu yra maistinių skaidulų ir baltymų santykis. Nuo jo priklauso kuris bakterijų tipas labiau augs ir dauginsis ir kokie metabolitai po to susidarys. Taigi puikus balansas yra skaidulos ir baltymai, tada labiau proliferuoja, dauginasi būtent sacharolitinės bakterijos, kurios mums yra naudingesnės, sveikesnės ir dėl to susidaro daugiau trumpų grandinių riebalų rūgščių. Tuo tarpu, jeigu savo maiste nevartosime skaidulų, kaip tik dominuos tos bakterijos, kurių nepageidaujame ir taip susidarys didesnis kiekis potencialiai toksiškų galutinių produktų. Atkreipkite dėmesį, čia yra tiesiog gliukozė, fruktozė, kurias bakterijas inicijuoja daugintis, o kurias ne. Tuo tarpu atkreipkite dėmesį, kad dirbtiniai saldikliai taip pat nėra gerai, nes jų dėka dauginasi ne tos bakterijos, kurios mums yra palankios. Taip pat, kalbant toliau apie mikrobiotą, norėčiau atkreipti dėmesį į baltymus. Labai dabar daug dėmesio skiriama ir augaliniai mitybai, dabar tai yra mityba numeris 1, tai kuo daugiau augalinių baltymų, kadangi dėl jų daugėja bifido ir laktobakterijų, dėl to daugėja mums naudingų trumpųjų riebalų rūgščių. Ir tai pagerėja žarnyno barjeras bei mažėja uždegimas. Tuo tarpu, kai daugiau vartojame būtent gyvulinės kilmės baltymų, dauginasi tos bakterijos, kurios nėra mums palankios, tai tokie kaip bakteroidai, bifilobakterijos. Dėl jų išsiskiria trimetilamino N oksidas ir tai kenkia ir inkstams, ir kardiovaskuliniai sistemai. Tai būtent maisto produktai, gyvuliniai baltymai, tai nėra tik tai mėsa, tai yra aišku ir subproduktai visi, tai kaip inkstai, kepenys, pieno produktai taip pat. Taigi, nepamirškime valgyti probiotikų natūralių, tai yra rauginti ir fermentuoti produktai. Tikrai yra labai naudingi mūsų žarnyno bakterijams, bet taipogi nepamirškite, kad dažniausiai jų gamybai naudojama daug druskos. Tai nereikėtų ir persistengti. Kalbant toliau apie baltymus, tai apie gyvulinės kilmės baltymus, tai gyvulinės kilmės baltymai sustiprina atsparumą insulinui ir kas nėra gerai, dėl to, kad suaktyvėja gliukagono sekrecija. Taip pat padidina inkstų hiperfiltraciją, albuminurijos ir net inkstų nepakankamumo riziką. Tuo tarpu augalinės kilmės baltymai sustiprina kaip tik jautrumą insulinui, augalinių baltymų vartojimas apsaugo inkstus ir širdį, bei padidėjęs jautrumas insulinui dar labiau skatina teigiamą augalinės mitybos poveikį. Labai svarbu paminėti ir inkstų apkrovą rūgštimis, tai yra rūgštingumo rodiklis, angliškai vadinasi potential renal acid load, apie tai irgi labai daug kalbama, publikuojama, atliekama labai daug darbų. Rūgštingumo rodiklis nurodo maisto virškinimo metu susidariusių rūgščių kiekį. Žinome, jog inkstai yra atsakingi už rūgščių pertekliaus pašalinimą iš organizmo
Ir per didelis rūgščių kiekis taip pat skatina metabolinių sutrikimų atsiradimą. Tai atsparumą insulinui, cukrinį diabetą, širdies ligas ir hipertenziją. Ta rūgštingumo rodiklį suskaičiuoti yra labai sudėtinga. Aišku, būtų labai gerai, jeigu mes jį galėtume išskaityti produktų etiketėse, bet galima naudotis internetinę formulę, kur suvedus ten baltymų, fosforo, kalio, magnio, kalcio kiekį, tai programa apskaičiuoja, koksgi rūgštingumo rodiklis, bet taip pat galime rasti ir detaliai paskaičiuotus jau rūgštingumus rodiklius, jeigu jums domina vienas ar kitas produktas. Aš pasinaudojau mūsų Editos Butvilės knygos Mitybos žinynų, kur jinai labai gražiai išskyrė būtent pagrindinius produktus, kurie turi aukštą rūgštingumo rodiklį, kurių reikėtų vartoti mažiau. Tai yra jautiena, saldumynai, kiauliena, paukštiena, veršiena, kepti gaminiai ir alkoholis. Vidutinį rūgštingumo rodiklį turintys produktai tai yra kruopos, makaronai, pieno produktai, kiaušiniai, žuvis, jūros gėrybės ir žemo rūgštingumo rodiklį turintys produktai tokie kaip daržovės, vaisiai ir ankštiniai. Tai jų reikėtų kaip tik vartoti kuo daugiau ir vengti aukšto rūgštingumo turinčių produktų. Baltymų perteklius taip pat gali žaloti inkstus. Didelių baltymų suvartojimu vadiname tada, kai žmogus suvartoja daugiau negu 1,5 gramo kilogramui per parą baltymų. Ir šis baltymų perteklius taip pat apkrauna inkstus. Tai dėl gausaus baltymų suvartojimo išsiplečia aferentinės arteriolės, padidėja glomerulinė hiperfiltracija, intraglomerulinis spaudimas, vykstosi atsiranda glomerulų struktūrų pažeidimas ir jeigu prisideda dar kiti veiksniai ir ta mityba užtrunka ilgesnį laiką, tai ir dėl to galime turėti inkstų pažeidimą vien dėl ypač turtingos baltymais mitybos. Ir dar, valgant labai daug baltymų, susidaro ir daugiau šlapalo ir kitų azoto turinčių medžiagų kiekio, bei kalbant apie pacientus žmonės su sutrikusia inkstų veikla, dar labiau gali pagalėti ir metabolinė acidozė bei hiperfosfatemija. Nuo baltymų perinkime prie angliavandenių. 2019 metais korėjiečiai publikavo straipsnį, studiją, kurioje tyrė beveik 8,000 dalyvių 4 metus. Jie turėjo visiškai normalią inkstų veiklą, vieni sirgo cukriniu diabetu, kiti nesirgo. Ir 2 kartus prieš tyrimą ir po 4 metų buvo paklausta apie jų angliavandenių suvartojimą. Ir pagal tai, kiek jie suvartoja angliavandenių per parą, jie buvo padalinti 4 grupės, tai į kvartilės. Tai kuo didesnė kvartilė, tuo daugiau angliavandenių suvartodavo. Per 4 metus išryškėjo, kad pacientai, kurie turėjo normalią inkstų veiklą, bet neturėjo cukrinio diabeto, tai toje grupėje 20% lėtinės inkstų ligos buvo diagnozuota, o grupėje, kurie turėjo cukrinį diabetą, 36%. Ir studija parodė, kad tie pacientai, kurie vartojo daugiau angliavandenių, tai jiems lėtinė inkstų liga tiesiog išsivystė greičiau negu tie, kurie suvartodavo angliavandenių mažiau. Tačiau labai įdomus pastebėjimas tos pačios studijos, jog didesnis angliavandenių suvartojimas buvo reikšmingai susijęs su padidėjusia rizika lėtiniai inkstų ligai, bet tik pacientam, kurie nesirgo cukriniu diabetu ir turėjo gerą inkstų veiklą. Tai grupiai, kuri sirgo cukriniu diabetu, jie negavo jokių patikimų rezultatų. Ir autoriai, aišku, diskutuoja, kad diabetas pats iš savęs yra labai didžiulis rizikos veiksnys inkstų ligai ir taip jis sumažina tiesiog tą neigiamą angliavandenių poveikį ir šis rezultatas toje grupėje nebuvo gautas. Taip pat pernai metais publikuota studija, kurioje buvo ištirta tiesiog, kad jeigu kuo daugiau kalorijų per dieną sudaro dirbtiniai saldikliai, tai taip pat tai yra didelis rizikos veiksnys akmenų formavimuose. Kalbant apie akmenis, sakyčiau, kad reikėtų riboti ir gausiai oksalatų turinčių produktų, tokių kaip špinatos, sėklos, migdolo riešutai, rabarbarai, kukurūzai, ankštiniai produktai.
Taip pat ruoždamasi pranešimui sužinojau įdomų faktą, taip pat iš Editos, jog dabar Lietuvoje galima nustatyti Oxalobacter formigenis, tai yra tokia bakterija, kuris skaido oksalatus. Ir tie žmonės, kurie neturi šitos bakterijos, jiems ypač reikėtų atkreipti dėmesį į oksalatų vartojimą. Nežinau, ar paaiškėjo, tai kągi vis dėlto valgyti. Taip. Tai aš sakyčiau, kad rekomenduočiau valgyti uogas, obuolius ir česnakus. Tai yra puikūs antioksidantai. Obuoliai yra labai geras skaidulų šaltinis, taip pat juose yra flavonoidų, polifenolių. Ypač svarbus yra pektinas, jis padeda sureguliuoti cukraus ir cholesterolio kiekį kraujyje. Atskirą skaidrę skyriau karalieniai spanguoliai. Tikrai turbūt visi čia esantys žinome, kad spanguolės yra naudingos šlapimo organų sistemai, bet nežinau, ar visi žinote kodėl. Tai spanguolės yra turtingos proantocianidinų, kurie trukdo bakterijoms prisitvirtinti prie šlapimo takų paviršiaus ir taip sumažina infekcijos tikimybę. Ir dar antras poveikis spanguolių tai yra antibakterinis dėl flavonoidų. Ir trečias poveikis dėl to, kad rūgština šlapimo pH ir taip sudaro nepalankę terpę kai kurioms bakterijoms daugintis. Kitas produktų sąrašas tai yra kalafiorai, raudona paprika, kopūstai ir saldžioji bulvė. Tai yra puikūs skaidulų šaltiniai. Tai saldžioji bulvė yra panaši į, kitaip batatas vadinamas, panašiai baltasias bulvės, tačiau dėl didelio skaidulų kiekio jos suskaidomos yra lėčiau, todėl cukraus kiekis netaip greitai padidėja, kaip kad valgant baltasias bulves. Toliau labai rekomenduoju valginti tamsius lapinius žalumynus, tai lapiniai kopūstai, špinatai, lapiniai burokėliai. Juose yra daug įvairių skaidulų ir mineralų, taip pat ir antioksidantų, bet nepamirškite, kad juose yra taip pat ir oksalatų. Alyvuogių aliejus, žuvis, ypač lašiša, skumbrė ir tunas, tai yra maistas, kuris veikia priešuždegimiškai. Ir mūsų organizmas negeba pasigaminti omega-3 riebalų rūgščių, todėl privalome juos visi suvartoti, ypač Lietuvoje, praktiškai kiekvienas turime vartoti papildomai. Amerikos širdies asociacija pabrėžia, jog omega-3 riebalų rūgštis gali sumažinti arterinį kraujo spaudimą. Tai kaipgi jūsų lėkštė turėtų atrodyti? Joje turėtų būti daržovės ir kuo įvairesnės, tačiau norėčiau priminti, kad baltos bulvės ir bulvytės fryn yra nelaikomios daržovėmis. Vaisiai kuo daugiau ir kuo įvairesnių spalvų. Naudokite alyvuogių aliejų visur, salotoms, gaminimui, pasiskanimui, venkite sviesto ir transriebalų. Apie vandenį jau šiek tiek pakalbėjome, bet taip pat norėčiau priminti, kad reikėtų vengti ir pieno. Tai iki 2 stiklinių per parą rekomenduojama suvartoti ir nedaugiau. Ir be abejo vengti saldintų gėrimų. Naudokite pilno grūdo produktus, tai yra duona, miltus, venkite rafinuotų grūdų, tai baltųjų ryžių, baltos duonos. Na ir apie sveikuosius baltymus taip pat jau kalbėjom, ar ne, kad valgykite žuvį, paukštieną, pupeles, riešutus ir venkite raudonos mėsos. Ir pabaigai linkiu sveiko balanso jūsų lėkštėse ir gyvenime. Ačiū.